Kamiliai, esam Narvoj, Estijos miestas, netoli Rusijos sienos. Lyg tai pas juos vadinasi, kaip vadinasi, Ivano, kažkaip, ne? Kaip pas juos vadinasi, dabar nepamenu. Nesvarbu, mums ten netaip jau ir įdomu. Einam apeisim, pražiūrėsim prie pilies, pasižiūrėsim į... Parodysim kokią eilę. Ten ir pafilmuosim eilę, kiek stovi norinčių per sieną pasivaikščioti. Čia įdomu. Duoda. Specentras. Bet neleidžia, matai kažkoks laikas. Ne, tai reikia eiti ten. Ai, nu jo, greičiausiai, tai kažkoks tai yra praleidimo laikas. Taigi Narvoj vaikštom, einam prie pilies arčiau. Čia labai daug turbūt praėjimo punktą, kaip ir filmavau, eilė didžiulė laukia. Ir matyt daro tvarko, kad taip lengvai rusų tankai neprasiveržtų. Nu, čia aišku, tik tai mano tokia nuomonė. Taip lengvai. Kažinau, čia ką pamatysi. Turbūt link tilto nebent. Pažiūrim. Taip, tiltą mes matysim iš šono. Čia tvora tokia, kad tikrai. Čia kitoj pusės tvoro, jo Rusija, kitoj pusės tvoros. Ir ten eina link tilto. Tak, kiemelis. Pilis iš kiemo pusės. Štai ten, taip kad mylėjai mes Narvoje. Taip, einam pažiūrėsim link upės. Nežinau, ar galima lyginti ar ne, bet Estijos pusės pilis ir Rusijos pusės pilis. Taip, o čia Estija toliau. Kągi, prie pilių matosi Rusijos pusė. O jeigu mes apsisuksim, tai yra Narvos pilis, Estijos pusė. Eiktų prie upės nulipt, pasižiūrėt dar praseit. Labai karšta. Nu, labai kažkaip tai karštis, toks degina saulutė. Nu, bet ką darysi, tam atvažiavom, reikia būtinai pamatyti. Žygiam. Nusileidom ir nusileidimą radom štai tokį vat laiptai. Iš pilies kiemelio. Rusija matosi priekį. Štai tilčiukas atrodo iš arti. Nu ir upė. Sakau, gal te kas nors prausėsi, kad tai putų eina kokio tai muilo. O gal ne, nežinau. Įdomu, gal ką žinot, pasakykite, iš kur čia tos putos. Nu, vieta tai iš tikrųjų graži. Iš tikrųjų graži. Verta aplankyti, pasižiūrėti, pamatyti.